Gerai, ką daryti, kai visi žmonės aplinkui pradeda labai nervinti savo lėtumu, savo bukumu, savo nesmalsumu, savo inercija, savo tingumu ir kitokiom savybėm, kurias jūs stengiatės savyje ištrinti arba nugalėti. Ką daryti tada? Tai dar vienas klausimas mano laidai Užkalnio žmonės ir charakteriai, kur mes kalbame apie psichologiją iš neprofesionalios psichologinės pozicijos, nuo sofos arba taip kaip šiuo atveju nuo automobilio sėdynės, kur aš sėdžiu prie vairo, važiuojam su šuniuku į Dreverną ir turiu progą su jumis pasišnekėti apie štai tokius dalykus. Žiūrėkit, pirmiausiai nustokite save kaltinti dėl tokios situacijos. Žmonės, kurie gyvena didesniu greičiu negu vidutinis arba gyvena didesnę energiją negu vidutinė energija arba kurių kognityvinis sudėtingumas, sakau šitą terminą tam, kad nesakyčiau protas, protiniai sugebėjimai. Jau minėjau, kad žmonės, kurie nenori trigerinti auditorijos, tokiais pasakymais protingas ir kvailas, todėl kad čia iš karto išlenda visokias nesąmonės. Visi žmonės savai protingi, nėra protingų ir kvailų, yra tik tai žmonės įvairaus kognityvinio sudėtingumo ir panašiai. Visada žinokit, praleiskit tokį transportą, kuris didelis važiuoja, todėl kad jums už tai padėkos Dievas ir artimieji. Todėl kad jam žymiai sunkiau yra negu jums, net jeigu jūs skubate. Tai žmonės, kurie yra šiek tiek daugiau pasiekę, kurie sau stato įvairius didelius reikalavimus gyvenime, tie žmonės, kuriems reikia iš savęs, kad jie daug kažko tai pasiektų, daug padarytų, daug pamatytų, daug išmoktų, kurie pratę save strečinti, taip, juos aplinkinis pasaulis labai pradeda erzinti. Ir tai yra neatsitiktinis dalykas. Kažkada komikas George Carlin sakė, kad jūs kada nors pastebėjot, koks kvailas yra vidutinis žmogus. Vidutinis žmogus yra labai kvailas. O dabar įsivaizduokit, kad pusė žmonių yra dar kvailesni už vidutinį. Labai geras pasakymas, susimastykit apie tai. Tas pats yra su lėtumu, tas pats yra su energijos trūkumu, tas pats yra su inercija, su nenoru kažko tai siekti, pasiekti, ar nustatyti savo kokiu nors tikslų, arba kitokių dalykų, kurie daro jūs labiau pasiekiančių. Dar norėjau pastebėti dar tokį vieną dalyką. Žmonės dažnai sako, aš patenkintas toks, koks aš esu sau pakankamas ir taip toliau, ir taip yra labai teisingai. Ypatingai jeigu jūs pats atsakote už save ir už savo gyvenimą, tai jūs žinote, kad jūs darote to, ko jums reikia, tiek, kiek jums reikia, ir jūs prieš nieką kitą neatsiskaitinėjate. Jeigu kažkas tai jums sako, kad jūs ten darote ne taip, arba darote ne į tą pusę, arba darote nepakankamai, tai fuck them, ne jūsų problema. Tai neturi jūsų kažkiek tai erzinti, kelti jums susirūpinimą ar panašiai. Tačiau niekas nesakė, kad jūs turite priimti kitus žmonės kaip jums pakankamus.
žiūrėkite, kaip pakankamus jūs priima tik tai artimiausius žmonės. Tai yra jūsų vaikai, nes jie visą laiką yra jūsų vaikai. Jūs galite taip priimti savo tėvus, jeigu tėvai jums nėra toksiški ir jums nekenkia, tai čia kitas klausimas ir tikriausiai kita laida. Jeigu tėvai šiaip turi savo būdą gyventi, tai jūs su jais bendraujate, jeigu tai jūsų neužgauna ir jūs juos priimat tokius, kokie jie yra ir su tuo viskas gerai. Jūs, jeigu norite sveikų santykių, jūs turite priimti tą žmogų, kurį jūs gyvenime pasirenkate. Nesitikėdami jo arba jos pakeisti, perstatyti, perauklėti, pagerinti, pakoreguoti, patiuninguoti, pasakyti, kad tu labai gerai darai, bet žinok, gali dar geriau daryti. Ne. Žmogų, kurį jūs savo pasirenkate kaip gyvenimo palydovą, jūs turite įsitikinti, kad jūs su juo galėsite eiti, žingsniuoti kartu ir nekelsite vienas kitam per didelių problemų, sunkumų, irritations, suerzinimų ir panašių kitų dalykų. Bet kiti žmonės, kurie yra aplinkui jūs, visiškai normalu, kad jie jūs erzina. Jeigu jie elgiasi ne taip, kaip jums atrodo, kad yra gerai. Jūs, aišku, jums nieko nesakot, jūs nesustabdot jų ir nepradedate ant jų rėkti arba aiškinti, kad jūs darykit kitaip. Bet jausti viduje diskomfortą, todėl, kad jūs stebite kažką tai, kas elgiasi ne taip, kaip jūs norite elgtis savo gyvenime ir ne taip, kaip jūs laikote esant teisingu, tai yra visiškai normalu. Žiūrėkit, sakyti, kad tie žmonės, aš jų nepakeisiu ir jų nereikia smerkti ir jie yra, tai taip, žiūrėkit, bet kai uodai prie jūsų lenda ir bando jums siurbti kraują, nuo ko jums paskui viską niešti ir kyla kitokie panašus dalykai, tai jūs nepradedate sakyti, kad reikia tuos uodus mylėti, kad jų nepakeisi, jie yra tokie, kokie jie yra. Jie tegu būna, kokie būna, bet užpisa, kai jie lenda, gelia, paskui viską niešti ir taip toliau. Tai čia visiškai taip yra su kitais žmonėmis, kuriems jūs nieko nesate skolingas ir jūs nežadėjote jiems nei jų mylėti, nei jų priiminėti, nei nieko panašaus. Dabar pasiaiškinkim dėl mechanikos, kuri nekeičia nieko, kas buvo pasakyta. Taip, be jokios abejonės, mus labiausiai erzina kitose žmonėse tai, ko mes nepriimam savyje, arba tai, ką mes stengiamės savyje, savikritiškai, galbūt kartais agresyviai ir nekantriai iš savęs ištrinti. Pavyzdžiui, aš žinau, kad vaikystėje iš manęs buvo reikalaujama tikslumo ir dėmesingumo. Labiausiai to reikalavo mano monstras tėvas. Ir kodėl reikalavo? Todėl, kad jisai labai kentėjo nuo to, kad jisai pats toks nėra, kad jam ten nesisekė sporte, kad jisai buvo, jam profesionaliai jisai visur, jam nelabai sekdavosi. Toksai nebuvo winneris niekur. Ir jį labai suerzindavo, kai jisai ten pats kažką tai prasileisdavo, tai todėl jisai buvo užsispyręs iš sūnaus auginti pasiekėją ir achieverį ir visokį va tokį. Bet tai čia mes ne apie jį laidą šitą darom. Kas yra žiūrovai mano šitų laidų, žino, kad mano tėvas
dega pragare, kur jam ir vieta yra, ir tuo šitą potėmę galim baigti, bet aš kalbu apie save. Ir savo aš buvau pakankamai reiklus. Ir aišku, paskui, kai lipi į lėktuvą, sakykime, kur nors skristi ir yra, matai tuos pačius debilus, gal ir ne pirmą kartą skrendančius, bet daužtus, kur čia tos vietos parašytos. Jobanai vrot, kur čia tos vietos parašytos. Nu gerai, gal kas nors iš jų ir skrido pirmą kartą ir aš esu neteisus, bet pakelk tu akis. Kam tau iš viso kažkur tai skristi? Tu sėdėk savo kaime, jeigu tu nesugebi pamatyti skaičių ir raidžių. Kur čia tos vietos parašytos? Arba žmonės laipinami į lėktuvą prie vartų. Tai tai neįmanoma suvokti, kad reikia paso ir reikia įsodinimo talono. Nereikia gimimo liudijimo, nereikia skiepų pažymos, nereikia kitos kokios nors chuinios. Reikia paso ir įsodinimo talono. Ir paduok pasą atverstą tenai, kur reikia. Ne ten, ne per vidurį kur nors, kur yra už praeitų metų Mongolijos viza. Paduok tą pasą, nu taip, normaliai paduok jį, kad matytųsi, kad būtų kažkoks tai aiškumas. O tai ne, kur šitos vietos parašytos. Ir įsodinimo taloną. Apvers tą pusę, kad matytų tas žmogus, kuris tave aptarnauja. Suprantat, čia yra vienas iš tokių dalykų, kur daryk dalykus gyvenime sąmoningai, nuopisatu. Pavyzdžiui, tu išgėrei kavą kavinį. Nusinešk po savęs, gerai, nusinešk po savęs. Tai yra normalus dalykas. Pagalvok apie tuos žmonės, kurie turi po tavęs sutvarkyti. Taugi nėra kažkaip tai ypatingai malonu ar gerai, kai tu ateini ir stalas apšneštas ir nėra švarių stalų. Nu tai jeigu kiekvienas nusineš, tai mes paskui būsim nusinešę nuo tų stalų ir visiems galbūt tada bus gerai. How about that? Argi nebūtų, wouldn't it be nice, jeigu mes galėtumėm visi tokiu būdu elgtis? Būtųgi gerai. Ir veikti intensiškai ten, po savęs sutvarkyti, po savęs uždaryti. Jeigu kažko tai ieškai, kur kas parašyta, tai žiūrėk ten, kur yra parašyta, bet ne, žmonės nežiūri, ten tie, pavyzdžiui, žmonės sporto klube, kurie kaip kiaulės po savęs nesusitvarko, ten štangos blynus palieka voliotis, nesusitvarko po savęs šito ne instrumento, bet kaip vadinasi sporto klube tas dalykas, nu ta mašin, kur ten rowinė arba climbinė, arba pulinė, arba stretchinė, arba liftinė, nesvarbu, vienu žodžiu, susitvarkyk po savęs, kaip tu norėtum, kad po savęs susirasti. Bet problema kai kurių žmonių yra, kad jie nežino, jie nepagalvoja, kaip jie nori susirasti po savęs. Jie nepagalvoja, kaip jie nori, kad jiem, pavyzdžiui, patinka gyventi švarioj gatvėje, švariam name, švariam bute. Ir todėl toks dalykas kaip tvarkymasis jiems neateina į galvą. Jie tam yra smarkiai per buki, jiems nedaeina tokie dalykai. Jie tiesiog nepagalvoja. Ir va tokie dalykai labai trigerina ir labai nervina. Arba, pavyzdžiui, kai aš dar gyvenau Londone, kai vaikščiodavau miesto centru, centriniam gatvėm, pavyzdžiui, kokio Oxford Street ir Regent Street, nežmoniškai užpisa turistai. Kodėl? Todėl, kad jie vaikšto lėtai, jie dairosi, jie nieko nesupranta. Aš jų nekaltinu, jų toksai darbas. Turistai šiaip yra, daugumas atvažiuoja nepasiruošę, yra netikę, ten negali pasižiūrėti
į žemėlapį, negali pasižiūrėti į schemą, negali įsiminti, kurioje jiems stotelėje įlipti, išlipti. Tiesiog jiems yra per sunku. Jie neįsitempinėja, jie žioplinėja, jie paskui stebisi, kad iš jų viską vagia ir viską apipisa, bet jie yra tokie. Ir mane nervindavo tokie žmonės ir žinot, ką aš darydavau? Aš paskui sugalvojau, kad brautis pro jų minę yra beviltiška. Netgi jeigu aš juos pradėsiu daužyti, netgi aš jeigu juos pradėsiu mušti ar spardyti ar dar kažką, tai aš greičiau neprasibrausiu. Greičiau bus išeiti į šoninę gatvę per vieną kvartalą ir tada aš sau ramiai praeisiu. Ir man bus tada viskas gyvenime gerai. Aš taip galėsiu labai nesunkiai patekti ten, kur aš noriu patekti, ten, kur man bus gerai, ten, kur jų nėra. Ir aš jums duosiu palyginimą. Kai erzina žmonės, tai jums nereikia galvoti, ką padaryti, kad juos priverstumėt elgtis taip, kaip jums patogu. Jūs priverskit save, arba net nepriverskit, o pasirinkit patys būti tenai, kur jų nėra. Perkelti save. O tai kodėl aš turiu perkelti save? Kodėl jie savęs negali perkelti? Todėl, kad dabar dar kartą priminsiu formulę, klausimą, kurį užduokite savo ne vieną kartą, ne 2 kartus, o galite užduoti dar daugiau kartų. Ar jūs norite būti laimingas, ar jūs norite būti teisus? Laimingi arba teisūs, laiminga arba teisi. Prisiminkit šitą ir aš šitą kartosiu. Aš žinau, kad daugelis pasakys, o galima abu? Ne, negalima. Ir jūs turite šitoj situacijoje pasirinkti save. Tai yra pasirinkti save ir pats nueiti į tą erdvę, kur jums niekas netrukdys ir kur jūsų nenervins. Todėl, kad pamilti to debilumo, pamilti to nervinimo, pamilti lėtumo, pamilti kvailumo, pamilti nesmalsumo, kam jums reikia? Jūsgi protingas žmogus, kam jums reikia mylėti tai, kas nesimyli? Čia yra atsilikusio proto požymis. Pavyzdžiui, žmonės, kurie gyvendami Sovietų Sąjungoje mylėjo Sovietų Sąjungą, pamilo komunistinę tvarką, nepriteklius, socialistinį perskirstimą visko, darbo neefektyvumą, jie tai pamilo. Oi, kokie buvo geri laikai, visi buvom lygiam šūde, visi buvom lygus. Jeigu jūs esate linkę pamilti tokius dalykus, tai, žinokit, principe, gal jūsų ir nelabai yra gaila. Va, ką aš jums pasakysiu. Tikriausiai jūsų nelabai yra gaila, jeigu jūs įsipratinote tokius dalykus mylėti ir savo priimti. Ir pamilti durnius ir sakyti, kad jie irgi teisūs ir kad su jais viskas gerai, žinokit, tai nėra kažin kokia didelė dorybė ar kažin koks didelis labai gerumas. Ne, tai nėra gerai, tai nėra fainai, tai visiškai taip nereikia elgtis ir jeigu taip elgiatės, tai tuo nereikia didžiuotis, nes mus labai dažnai moko, ypatingai krikščionybė, viena iš klaidų yra mokymas nuolankumo. Turi būti nuolankus. Nuolankumas yra ne tas pats, kas savo kelio pasirinkimas per pasitraukimą ir atsitraukimą.
tai yra visai kitas dalykas. Tai reiškia, kad tiesiog tau su tuo žmogumi yra nepakeliui ir tu turi eiti ramiai, sau tyliai, savo keliu. Tai va, nors kilmė susierzinimo yra buvęs arba istorinis, arba gal ir dabartinis nepasitenkinimas savimi ir noras būti kitokiu. Tai viskas su tuo tvarkoj. Bet tai nereiškia, kad jūs turite save kaltinti arba turite prisiversti pamilti tai, ko jūs niekaip negalite pamilti. Štai jums pavyzdys. Važiuojate dviračiu kažkur tai kaimo vietovėj ir privažiuojate prie smėlyno. Jeigu jūs kada nors bandėte važiuoti dviračiu per purų smėlį, jūs žinote, kad tai praktiškai neįmanoma. Kad per smėlį galima važiuoti tik tai specialiai paruoštų dviračių labai plačiomis ir pusiau išpūstomis padangomis, ir tai yra žiauri kančia vis tiek. Netgi automobiliai, kai jie važiuoja per smėlynus, jų padangos yra specialiai paruošiamos. Jeigu kur nors Dubajuj važinėjate po smėlio kopas džipais, tai žinote, kad tuos automobilius specialiai paruošia, kad jie galėtų po tas kopas važinėti. Dabar reiškia yra toksai dalykas, kad gerai, kai jūs važiuojate dviračiu per smėlį, jūs matote, kad nėra tokios energijos ir tokio užsispyrimo, kuris jums padėtų pravažiuoti. Birus smėlis, tas inertiškas smėlis, kuris dėl savo fizinės formos yra toks, koks yra, jisai jums neleis greitai nuvykti tenai, kur jūs norite nuvykti. Jisai jūs stabdys, jisai jums kenks, jisai jums neleis. Ką jūs galite padaryti? Vienas dalykas, ką jūs galite padaryti, tai jūs galite arba nusukti kitur, kur nėra smėlio ir kur jums patogu važiuoti, net jeigu tai gaunasi per aplinkui, arba nulipti nuo dviračio ir vesti dviratį ir eiti pėsčiom, praeiti ten, kur su dviračiu negali pravažiuoti. Jūs nesiginčijate su smėliu, jūs smėliui neįrodinėjat, kad jisai jūs turi praleisti, jūs nepradedat moralizuoti ar dar kažkokius tai kitus dalykus. Ne, jūs pasirenkat, kaip patogiau yra jums ir jūsų tikslams ir tam, ko norite jūs gyvenime. Tai žiūrėkit, pavyzdžiui, toks yra dalykas. Čia su tuo smėliu tai toksai labai akivaizdus dalykas, nes visi, kas važinėja dviračiu, žino, apie ką aš šneku. Bet yra kiti pavyzdžiai. Pavyzdžiui, ateinate į parduotuvę ir parduotuvė yra uždaryta, nors pagal darbo laiką jinai turėtų dirbti. Yra du tipai žmonių. Vieni tipai žmonių pradės ginčytis, daužytis, reikalauti, kad atidarytų duris, reikalauti, kad ateitų parduotuvės vedėja. Parduotuvės vedėjai įrodinėti, kad jie dabar turi būti atidaryti. Vedėja aiškins, kodėl jinai neturi būti atidaryta ir kodėl čia jūsų pastangos beprasmiškos. Tada jūs badysite, kur parašyta, kad parduotuvė turi būti atidaryta, turi būti atidaryta, turi būti atidaryta, turi būti atidaryta. Tai yra vienas tipas žmonių. Kitas tipas žmonių atsisės į mašiną ir nuvažiuos į kitą parduotuvę. Net jeigu tai kainuos jam truputėlį laiko ir truputėlį benzino. Tiesą sakant, idiotiškas aiškinimasis su pardavėja tai dar daugiau užims laiko, arba su parduotuvės vedėja, bet jie, aišku, apie tai nepagalvoja. Ir sako, čia principo reikalas. Aš neneigiu, kad yra tokie atvejai, kai yra principo reikalas. Principas yra svarbus dalykas tada, kai jisai yra svarbus dalykas. Ir taisyklės jūs patys savo nusistatote, bet
principai yra tokie, kad juos taikote pats savo. Principai tai yra taisyklės, kurias jūs sugalvojate dėl savo naudos ir kurias jūs taikote savo. Eiti ir bandyti kitus žmonės priversti, kad jie elgtųsi pagal jūsų principus, yra beprasmiška. Ir kentėti tos žmonės jūsų regos lauke irgi yra beprasmiška. Tai yra labai sunku, tai labai erzina, tai labai nervina ir aš tikrai nepatariu šituo užsiimti. Jeigu tie žmonės jeigu jūs paliekate juos savo regos lauke, savo klausos lauke, tai yra within an earshot, jeigu jūs tiem žmonėms skiriate savo dėmesį, jeigu jūs elgiatės taip, kad tie žmonės galėtų reguliuoti jūsų produktyvumą, jūsų darbą, jūsų veiklą vien savo buvimu, kam jums šito reikia? O tai čia mano namai ir aš darysiu kaip noriu. Nu tai gerai, daryk kaip nori, aišku, čia yra tavo namai. Gali bandyti vyrą savo perauklėt, kad jisai pradėtų elgtis taip, kaip tau reikalinga. Gali pabandyti elgtis taip, kad perauklėtum aplinkinius, gali dėl tų aplinkinių nervintis, gali pradėti sakyti, kaip labai daugelis žmonių, kurie elgiasi taip Facebookuose ir kituose socialiniuose tinkluose, kurie visaip skundžiasi, kad žmonės yra debilai, balsuoja ne taip, tenai komentuoja ne taip ir dar kažką tai. Jūs norite su jais apie tai pasiginčyti, jūs norite leisti savo brangų laiką ir jūsų vienintelį gyvenimą, kurį jūs turit, bandydami kitiems žmonėms kažką tai įrodyti ir pakeisti jų elgesius, kas jums niekada nepavyks. Nu, tai sėkmės jums. Čia jūsų yra pasirinkimas ir be abejo aš jūsų veiksmų nepakeisiu, kaip lygiai ir jūs mano veiksmų nepakeisite ir ačiū Dievui. Bet dar kartą, jeigu kažkas tai bando pakeisti sąmoningai ar nesąmoningai, ar net nebando, ar tiesiog taip elgiasi, kad tai jūs jaučiate, kad reguliuoja ar jau keičia jūsų veiklą ir kad jūs negalite daryti to, ko norite. Jūs turite nukreipti dėmesį nuo jų į save ir paklausti savęs, kokių aš noriu žmonių, kad būtų šalia manęs. Kokių aš noriu žmonių, kad man padėtų, o netrukdytų. Kokie žmonės iš dabartinės mano aplinkos yra man geriausi. Argi aš negaliu jiems suteikti dėmesį, jiems suteikti prioritetą. Ko aš čia dabar draskausi? Ko aš čia dabar tampausi ir draskausi? Kodėl aš čia užsiimu man visiškai nereikalingais dalykais, užuot pradėjęs galvoti, kaip man gyventi savo gyvenimą teisingai, taip kaip diktuoja mano interesai, taip kaip diktuoja mano norai. Norų nepamirškite. Prisiminkit, kad labai yra toksiškas dalykas, kurį mus išmokė pedagogai ir tėvai, tai tas nuolatinis kartojimas. Taip kaip tu nori, tai niekada gyvenime nebus. Nebus viskas visada kaip tu nori. Nebus visada viskas kaip tu sugalvojai. Gyvenime bus blogumų. Gyvenime bus netikėtumų, kurių tu neplanavai ir panašiai ir taip toliau ir daug kitų dalykų. Negalvokite, jeigu pradėsite galvoti taip, kad man dar bus blogai, kad man nepasiseks, tai jūs tikrai suprogramuosit save į nesėkmę ir jūs patys žinot, kad
taip yra. Kaip tu galvoji apie gyvenimą, taip gyvenimas ir įvyksta. Tai visiškai, čia aš nieko jums naujo nesakau. Mes važiuojame dabar pro nuostabią Priekulę. Tie, kurie žiūri televizijos ekrane, o ne arba kompiuterio ekrane ir ne tik tai klausosi, tai matot šitą nuostabų miestą. Mes būtumėm su šuniuku išlipę ir vaikščioję parke palei upę, kuri vadinasi Minija, bet kadangi lynoja, mes pavažiuosim dar biškį toliau, šiuo atveju į Dreverną, o jeigu į Dreverną atvažiavus, mums dar bus dar lynos, tai tada važiuosim ir į Ventę. Nes šuniukui nepatinka vaikščioti po lietum. Tai va, kai žmonės pradeda savo svajonės ir planus nuo neigiamybės, žiūrėkit, man nepatinka tokia alga, man nepatinka toks vyras arba tokia žmona, man nepatinka šitas darbas, man nepatinka šitas miestas, man nepatinka šita šalis, man nepatinka, nervina tie žmonės, kurie aplinkui mane yra. Ne nuo to reikia pradėti. Pradėti būtų labai gera mintis nuo to, kaip jūs norite, kad būtų. Ne nuo to, kaip yra, o nuo to, kaip jūs norite, kad būtų. Aš noriu štai gyventi tokiam mieste, aš noriu uždirbti tiek, aišku, uždirbti tiek irgi truputėlį netikslus dalykas, nes žmonės nelabai žino, kiek jie nori uždirbti. Jie visą laiką nori uždirbti, aš norėčiau milijoną, tada man viskam užtektų. Geriau ne apie milijoną galvoti, geriau galvoti, ko man iš tikrųjų, ko man labiausiai norisi, kaip man norisi gyventi, ką man norisi matyti pro langą, kokiam man miestą norisi būti ir kiek tai kainuos. Jeigu aš noriu, pavyzdžiui, namuose gamintis kavą tokią, kokią man patinka, tai pasižiūrėkim, kiek kainuoja tas kavos aparatas, ar tu jį gali nusipirkti, kiek tau kainuos, kad tu jį nusipirktum, bet tau ir skaičius, o ne kaip noriu uždirbti. Taip kaip ir su automobiliu, tai kur tu nori važinėti, kokiu tu greičiu nori važinėti, ką tu nori su savim vežiotis, kaip tu nori jaustis vairuodamas ir taip toliau, tai kas tau svarbiausia, tai nustatyk ir tada mes pasižiūrėsim, kokios yra opcijos, kokie yra automobiliai, kurie gali atitikti tavo tam tikrus poreikius susijusius su tuo, kur tu norėtume įgyventi. Va, tai lygiai tas pats su žmonėm, kurie yra aplink jūs, kurie nervuoja jūs, kurie, arba reikia sakyti tikriausiai nervina, o ne nervuoja, kurie jūs visaip užpisinėja ir nuo kurių jums gyvenime darosi blogai. Tai jūs galbūt mažiau galvokite apie tai, nuo kokių žmonių jums darosi blogai. Jūs mažiau galvokite apie tai, kokie žmonės kuo jūs užknisinėja. Ir čia mano patarimas iš mano paties patirties. Aš nepradedu patronizuoti ir nepradedu sakyti, kad vat jūs blogai darot. Ne. Tiesiog pagalvokit, kokių žmonių jums šalia labiausiai norisi. Kokie žmonės daro jūs laimingais, produktyviais, įkvėptais, pastumėtais, pakylėtais, kurie žmonės padeda jums įvykdyti savo tikslus ir tada ieškoti būdų, kaip būti šalia tokių žmonių, kaip prie jų prisiartinti. O ką man daryti, kad jie nenori būti su manim, kad jie nenori būti šalia manęs? Tie tai žmonės man įdomus, bet aš jiems neįdomus. Pasistengit pagalvoti, ką jūs tiems žmonėms galite pasiūlyti
kad jūs būtumėt jiems įdomus, kad jie norėtų būti su jumis. Todėl, kad visas gyvenimas, gerbimieji, draugai ir draugės, ponios ir ponai, visas gyvenimas yra mainai, visas gyvenimas yra transakcinis, visas gyvenimas yra kaip turgus arba kaip parduotuvė. Žmonės ateina į turgų ir išsidėlioja agurkus, ne todėl, kad jiems būtų gyvenimo svajonė tuos agurkus bele kam išdalinti. Gal taip kartais ir būna, bet tai nėra tipiškas variantas. Jie išdėlioja agurkus ir siūlo jums agurkus, todėl, kad jie nori už tuos agurkus kažką iš jūsų gauti. Greičiausiai jie nori gauti iš jūsų pinigus. Tai supraskite, kad gautumėte agurkų, jūs turite atsinešti į turgų pinigų. Jeigu jūs bendraujate su žmonėm ir jūs norite iš jų žinių, pagalbos, resursų, kažkokio tai prisidėjimo, inspiracijos ar dar kito ko nors, tai jūs turite jiems kažką tai duoti. Pagalvokite apie tai, ką jūs darote vertingai, ko jūs galite kitus išmokyti, kuo jūs galite kitiems padėti, ir tada jūs žinosite savo rinkos kainą, žmonių bendravimo rinkos. Ir aišku, čia mes išgirsime labai daug cypimo ir zyzimo. Ojojojo, tai būtinai čia jau taip turi būti, kad viskas turi turėti savo kainą kaip parduotuviai. O tai ten krikščioniškai, o tai ten geranoriškai, o tai kodėl negalima tiesiog tai paimti ir padėti. Jeigu jūs norite tikėti pasakomis ir norite tikėti tokiais variantais, kurie gerai atrodo ant popieriaus, arba gerai atrodo jūsų galvoj, arba jums atrodo, kad jūs galite gauti something for nothing, tai gerai, galvokite toliau ir bandykite šitą būdą. Bet iš tikrųjų, sužinojus, kaip veikia dalykai realybėje, jums bus lengviau pasiekti dalykų gyvenime, todėl, kad jūs žinosit tikruosius mechanizmus. Juk pavyzdžiui, kai jūs mokotės organinės chemijos, jūs vis tiek turite išmokti, kaip tam tikros medžiagos, tam tikri junginiai sąveikauja tarpusavyje, priklausomai nuo jų pačių sudėties, nuo temperatūros, nuo spaudimo, arba dar kokių nors kitų faktorių, kurie ten yra. Jūs iš tikrųjų, jūs turite suprasti, kaip veikia tie mechanizmai, ir kai jūs suprantate, kaip veikia tie mechanizmai, tai tada jūs geriau žinosite, ką jūs darote gyvenime ir kaip jums tam gyvenime teigiamai išsisukti. Pasidomėkite šituo. Jeigu norite suprasti, kaip veikia chemija, tai yra gerai gilintis į chemijos formulės ir dėsnius, o ne į tai, kad kaip būtų gerai, jeigu aš galėčiau vandenį paimti ir paversti degtinę. O tai būtų kaip gerai. Ne. Vanduo taip lengvai nepasiverčia degtinę. C2H5OH etilo alkoholis pasigamina įvairiais būdais, bet tie būdai yra tokie, kokie yra. Ar gali tai būti, kad jūs sugalvosite ilgainiui savo būdą gaminti etilo alkoholį? Jo, pilnai gali būti. Po to, kaip jūs išmoksite visus būdus, kurie jau buvo sugalvoti iki jūsų, ir suprasite, kaip tam tikra sintezė ir analizė vyksta cheminių junginių. Tai va, tai tas pats ir su žmonėm.
žmonės šalia jūsų, kurie jūs erzina, kurie jūs užknisinėja, yra duotybė. Ir juo esat protingesnis, juo esat energingesnis, juo esat greitesnis, to tie žmonės jūs greičiau užknisinės ir gadins jūsų gyvenimą. Ir tikrai atsakymas yra ne tame, kad tuos žmonės kažkaip tai pakeisti, ar kad, dar kartą pakartosiu, kad išmoktumėt juos priimti, kad išmoktumėt jais džiaugtis. Kuo ten džiaugtis, jeigu jie lėti, durni ir nesmalsūs? Kuo ten džiaugtis? Kuo ten iš jų išmokti? Iš jų išmokti, kad ir medūza, ir kirminas irgi gali gyventi, nu tai taip, galima to išmokti. Jeigu jūsų ambicija yra būti kirminu arba medūza. Bet aš nemanau, kad jūsų ambicija yra būti kirminu arba medūza. Ar ne? Ar ne? Man tai taip atrodo, kad visai netokia jūsų svajonė, netoks jūsų gyvenime sumanymas. Tai jums reikia rinktis savo kelią. Čia, kaip sako, žinot, porų psichologai, labai dažnai būna iš tikrųjų tokios prailgintos ir nelabai protingos diskusijos, kur ten sako, aš negaliu būti su šituo vyru, jisai man bjaurus, jisai manęs nemyli. Tai nebūk. Nu, bet kaip, žinai, jisai mano vaikų tėvas, yra vaikai, yra butas, yra kur man dabar kraustytis, tai nesigauna man su juo nebūti. Gerai, tai būk. Bet tada, nu, tai man jisai nemalonus labai ir bjaurus ir nemyli manęs ir dar muša kartais. Tada nebūk. Nu, bet o kaip butas ir vaikai, nu, tai būk tada, jeigu tu negali nebūti su juo. Tai kaip man daryti, man norisi ir būti, ir nebūti, ir kartu. Nu, tai pasirink arba pasirink, arba kažką tai daryk, nu tikriausiai tau vis tiek reikės pasirinkti. Nes abiejų kartu ir būti ir nebūti, tai tau nepavyks. Todėl, kad, nu, taip nebūna, bet pasirinkimas yra tavo. Bet aš nežinau, ką man pasirinkti. Nu, tai tada taip ir būk durna ir pasistenk toliau atsėdėti ir galvoti, kol jisai su tavim bjauriai elgsis, ar tave mušo, tu su juo būsi, arba ir ten bijosi visko ir taip toliau. Bet sprendimas yra tavo. O tai kaip man daryti? Aš tai labiausiai norėčiau, kad tu už mane sugalvotum, nuspręstum. Tai aš galiu pasakyti, kaip aš daryčiau tavo vietoj. Aš nebūčiau su tuo vyru. Aha, nu tai bet o kur garantija, kad man užteks pačiai pinigų išgyventi? Jeigu tu nori garantijų, tai ne pas mane, nes garantijų gyvenime niekas neduoda. Net ir draudimo kompanija negarantuoja, kad tau pavyks visais atvejais. Taip, kad čia ne į mane. O tai kas man gali padėti? Niekas, tu pati gali savo padėti. Žinot, yra toks dalykas, jeigu taip labai nežinai, kad jeigu vienu metu nori ir šikti ir valgyti, ir jeigu tau labai sunku apsispręsti, ar tau vis dėlto reikia pirmą susirasti tūliką, ar pirmą reikia susirasti restoraną. Nu, ten kiti žmonės pasakys, galima susirasti tūliką su restoranu. Nu, restorane tūlikas, kad būtų. Nu, tai, bet čia bus vis tiek tūliko susiradimas, nes tu pirmiausiai tą tūliką eisi. Taip, kad čia nepradėkit šitų sofizmų ir išvedžiojimų, kur dažnai žmonės irgi pradeda. Galima taip, o jeigu taip. Nepradėkit čia tik tai tų savo sąlygų visokių statinėti ir vaizduoti nesąmonių tokių, kokių nėra. Tai va, jeigu jūs negalite nuspręsti, ar jums labiau norisi šikti ar valgyti, tai pabandykit kartą ieškodamas ieškodama maisto, tiesiog apsišikti. Ir prisiminkit šitos potyrius, prisiminkit po to, ką jums reikėjo daryti, kaip jums reikėjo
ten valytis, praustis, gatvėj spręsti šitą susidariusią apsišikimo situaciją ir gal tada kitą kartą jūs aiškiau suvoksit, ar jūs norite šikti, ar jūs norite valgyti. Ir taip labai dažnai būna su žmonėm ir pavyzdžiui santykiuose, kad jie yra linkę kentėti žmonės savo artimoje aplinkoje, kentėti tų žmonių abuzą, kentėti tų žmonių visokį naudojimąsi situaciją iki tol, kol iš tikrųjų nepasidaro totaliai nebepakenčiama. Nu ir kai pasidaro totaliai, absoliučiai, siaubingai nebepakenčiama, tada jau tie žmonės kažką tai padaro su savo gyvenimu. Bet ne anksčiau. Anksčiau tai ne. Jie, kol galima kentėti, tai kenčia. Ir tada mes jau į savo laidos pabaigą ir sugrįšim prie tokių dalykų. Kad geriausias dalykas, geriausias nukreipimas yra jūsų pagarba savo norams ir žinoti, kaip jums norisi. Kad tie žmonės, kurie labai daug pasiekia gyvenime, jie turi labai menką toleranciją bullshitui ir turi labai menką toleranciją tam, kad ką jie pakenčia iš kitų žmonių, kaip su jais galima elgtis ir kaip galima jais naudotis ir kaip galima juos kažkaip tai stumdyti ir jais manipuliuoti. Ne. Žmonės, kurie daug pasiekia ir kurie gyvena laimingai, jie nepratę ilgai klausytis kalbų, kurios jiems neįdomios, būti situacijose, kurios jiems nepatinka, būti su žmonėm, kurie juos nervina ir apskritai rodyti visokią kantrybę ir nuolankumą tokiose situacijose, kurios jiems yra nefainos. Jie tiesiog pasitraukia ir nueina kitur ir pasirenka kitą kelią, ko linkiu ir jums. Labai džiaugiuosi, kad man buvo užduotas šitas klausimas. Linkiu visko geriausio ir iki kitų kartų. Iki.